pasakyk, kai aš parašiau. Ačiū Dievui, kaip čia reikia, kaip sakė. Mes visi dėl viešpaties. Ir aš vieną kartą, kai tenka kalbėti, turiu tokią Dievo baimę, nes labai noriu kalbėti tą, ką Dievas nori kalbėti. Yra lengva kalbėti, tiesiog kalbėti, bet yra nelengva, gal reikia ieškoti viešpaties, įdėti laiką, pastangų, o Dieve, ką tu nori kalbėti. Ir tai, kad Dievas nori mums kalbėti mūsų gyvenime, tai yra patys svarbiausi dalykai. Gali prasilenkti su visom žiniom, ką žinojai, ką žinai, bet išgirsti porą žodžių iš Dievo, tai yra gyvenimą keičiantis dalykas. Jo, man labai gera ir malonu būti jūsų bendruomeniai, džiaugiuosi, kad yra gyvų viešpaties žmonių. Čia šitam miestelį Plungėje, nežinau, kas didesnį Plungė, tik tai aišku didesnė už Biržus. Ir ačiū Dievui, kad tik būtų kiekvienoj vietoj Dievo žmonių. Aišku, mes nepažįstam visų žmonių šitą mieste. Kaip ir Jėzus sakė savo mokiniam, aš turiu ir daugiau dar savo mokinių, jūs tiesiog nepažįstat, nežinote. Bet tačiau kalbant apie šią bendruomenę, tikrai gera matyti ir žinoti, kad viešpats yra su jumis. Viešpats iš tikrųjų išlaikė tiek ilgai. Ir toks žodis, tarsi širdį, kad tai yra kaip sėkla ir subrandinta tą išlaikytą sėklą viešpats gali išauginti taip, kaip jūs net neįsivaizduojate šiandieną. Aleliuja. Jo, gera būti. Viešpats mane lietė, čia kai Edgaras meldėsi pačioj pradžioj, ir viešpats yra tarp jūsų. Jūs žinojat? Viešpats yra tarp jūsų. Jeigu tu ateini kiekvieną sekmadienį, jau tampa rutina tokia ir atrodo, kur nors viešpats gal kažkur tai, o mes čia tai kaip jau įprastai, žinai. Ir kaip įdomu buvo, visada yra taip, kad savo bažnyčią galvojam, kažkur tai tengi toj dideliai kažkokioj bendruomeniai bažnyčioj, jau ten ir žodis koks, vau, ten tarnavimas, vau. Tu gal dar simfoninio trūksta šlovinime, ten, žinai, daugiau tai viskas, vau. Ir man teko kalbėti su žmogum iš nemažos tikrai bendruomenės, kur mes kartais sakom, ten nuvažiuotam, ten tai, kad atsigauni visada. Ir jis sako, žinai, kaip tau pasakyti? Kalba tą patį, žinai, reik dasiskaityti žodžio, reik dasimaitinti. Galvoju, ir galvokit jūs čia savo, žinai, o ten kaip ten gerai, kol tenai nesi. Pabūtum ir sakytumai, gerai buvo kur buvau. Nes viešpats yra visur, kur širdis atviros, viešpats yra, kad duotų, kad maitintų. Sėdėjo atviros širdis žmonės, klausė Jėzaus, jis pamaitino juos. Tai reikėjo 2 žuvelių ir 5 bandelių. Nesvarbu, kiek turi šiandien, atiduodi tai Dievui, į jo rankose vyksta stebuklai. Ne dėl mūsų, mes nesam ypatingi kažko, mes dedamės kartais ypatingi, norėtume pūstis. Edgaras taip paminėjo teisingai, kad mes kažkuo jis yra virš mūsų. Jeigu mes nesuvoksim to ir netiduosim visos garbės, taip ir liksim pasipūtę, išsipūtę. Jis visame ir jo ranka yra ant visko. Ant tavo gyvenimo, ant bendruomenės ir tą, ką Dievas pradėjo, jis ir užbaigs. Visada atsimink. Jis neatšaukė savo žodžio. Dievas neatšaukė savo žodžio. Ilgai einant tikėjimo keliu atrodo ir tą žinau, ir aną žinau, ir šitie dalykai man žinomi, ir su tuo susidūriau, ir žinau tiesiog viską. Tai yra Dievo kelias ir jis tą, ką pradėjo, nepalieka neužbaigto. Jis visada užbaigė. Tai mūsų viešpats. Aš labai džiaugiuosi čia būdamas, tikrai nuoširdžiai. Ir aš su Dievo baime noriu kalbėti, tai ką viešpats įdėjo mano širdį, tai druskuota žodis. Tai jautri žmonės, prašau, įsikibkit į kėdę. Jokauju, taip, tai druskuota žodis, bet aš
tikrai kalbėsiu, aš esu toks žmogus, nors ir pomidorais apmėtysit, aš skaitysiu, kad aš iškalbėjau tai, ką turėjau iškalbėti. Ir, kaip sako, visada mes turim gyvenime žvelgti jo žodį ir, sako, geriau mes turim įtikti Dievui, ne žmonėms. Mes nežinom Dievo kelių iš tikrųjų. Bet aš labai noriu, kad tas žodis, galiu jums pasirodyti, sakys, o jie čia kaip pagodė į mus, nieko čia druskas nebuvo. Bet druska geras daiktas ir jį pasūdo ir išlaiko ilgam. Išlaiko ilgam druska. Ir viešpats ragina mus turėti druskos. Jis sako, jūs esat pasaulio druska. Atsimenam, ar ne? Ir sako, kaip blogai, jeigu netenkame druskos, kur dėti krikščionį be druskos, kur jis tinka. Sako, išmest mindžiot. Ar viešpats nori išmest? Ne, jis nori, kad turėtume druskos. Kad turėtume druskos. Taigi, pradėsiu, pas mane būna tų rašto vietų tikrai nemažai, bet aš sakau, tai yra žodis. Ir tegul pats žodis, tos eilutės kalba mums. Mes galim daug pridėti prie jo, daug atimti, kažką pritempti, bandyti, bet pats žodis yra tas, kuris geriausiai mums kalba. Tu paskaitai, jeigu nori, gali ginčyti su Dievu, bet jo žodis yra taip ir amen. Ir arba tu leidi tada koreguoti Dievui savo gyvenimą, pagal jo žodį, aš suprantu, mums jėgų tai nėra, daugelį dalykų, ką Dievas sako daryti, arba leidi koreguoti, arba eini savo keliu, bet jo žodis nepajudinamas. Tu negali numuilinti, sumuilinti, nugnypti, pridėti, negali. Jo žodis kartais toks tiesus į mūsų gyvenimą ir gydytojo diagnozė, kai mes einame dėl sveikatos reikalų, yra labai tiesi. Jis nesako, žinai, čia viskas taip ir taip, mes ištyrėme viskas čia taip ir gerai, ir eik sveikas. Jis sako, ir tokia diagnozė mums kartais į gyvenimą, bet kodėl taip viešpats sako, jo žodis kodėl sako, kad išgydyti, kad pakeisti ir jo žodis keičia. Ta raštą, brangų raštą, kur mes turim rankose, telefone ar kompiuterį, ar popierinių variantų, aš labai džiaugiuosi pas jūs, popierinis variantas dar populiarus labai. Ir man asmeniškai skaityti po šiai dienai dar geriau popierinį variantą. Kažkur ieškoti rašto vietų, taip geriau su programėlė, tai greičiau surandi, bet skaityti ir branginkime šitą žodį. Branginkim. Nėra kitos instrukcijos, nėra kitos krypties, tai jo tik tai žodis. Ir pirma vieta, kur aš perskaitysiu šiandieną, tai skamba taip, tai bus iš Jokūbo 1 skyriaus, galim nuo 23 eilutės. Jei kas yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris žiūri į savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pažiūrėjo į save ir nuėjo. Ir bematant pamiršo, koks buvo. Mes plius minus atsimenam, ryte pažiūrėjom veidrodį ir kuris laiks atsimenam, kaip mes atrodom. Kol neprieinam vėl prie veidrodžio, vis tvarkoja. Matau tą patį pavydalą, žinai. Bet čia sako, kad žodis skirtas vykdymui, ne aptarimui, ne svarstymui. Kaip gražiai Jėzus sako atleisti. Kaip gražiai Jėzus sako melstis. O kokia gili jo kalba. Tas žodis yra gyvenimas ir jis yra vykdymas mūsų gyvenime. Antraip mes filosofai, išminčiai, galim pakalbėti apie Jėzaus mokymą, apie Budos mokymą ir kas iš to. Bet sako, bet kas įsižiūri į tobulą laisvės įstatymą ir laikosi jo, kas tampa nebe klausytojas užuomirša, bet vykdytojas, tas bus palaimintas tai darydamas. Ir čia viešpats kalba ne apie, žinai, tą raidės tokį vykdymą, perskaitai ir tu įsitempi vykdžiau, o nevykdžiau. Neraidė. Mes kaip krikščionys, mes gyvenam gyvenimą, nes Dievo dvasia yra mumyse. Jis atgimdė mus, raštas sako. Įvyko perkeitimas, mes gavome jo dvasią į mus. Mes atgimėme iš aukšto ir natūralus
troškimas krikščionio ir trauka būti ten, toj vietoj, kur atsišaukia su tavo dvasia, būti tose dalykuose, kur atsišaukia su tavo dvasia, trokšti Dievo. Neįmanoma atgimti iš naujo ir nenorėti Dievo. Neįmanoma, nes tai tavo tampa esybė, tavo prigimtimi. Bet įmanoma pažiūrėti, pamiršti, kaip tu ten atrodė. Žinau, kad čia jis pogelis, toksai jis įva pačiupiniai, bet aš ant veidrodžio gerai jį matau. Ir Dievo žodis ir mums kaip veidrodis. Skaitai ir, aišku, visad nori skaityti kaimyną, galvoti apie kaimyną, tavo bažnyčioką. Galvoti, ne, tai gerai rašo. O, Edgarai, o čia tai tau, čia taip gerai rašo. Jo. Ir šičia, žiūrėk, irgi, vat. Bet mes savo turim skaityti. Tai mūsų gyvenimas. Ne kieno nors kito, ne kitam, bet yra lengva taikyti kitam, nes savo tai reikės keistis, o taip nesinori. O taip gerai, kaip yra gerai. Mums yra jo žodis ir nepamiršti tų dalykų. Ir veidrodis kam yra, kad atėjai pasižiūrėjai, jeigu pamiršai ir vėl pasižiūrėjai ir tu grįžti prie tų dalykų, kuriuos tu matai veidrodėje. Nuėjęs tolyn, tu gali nebežinoti jau. Ir kodėl moteris žiūri veidrodį, kai čia dažo gražiai. Be veidrodžio, žinai, ten išeis belekaip. Jo, apie moteris girdėtas. Prašau, žmonos ir moteris. Sako, vienas vyras, sako, ką čia gali įtikti žmonai, moteriai, čia nėra šansų, Dievas neįtiko jom, jis davė ten gražius antakius blakstienas, jūs sako, savaip vis tiek nusipaišo viską, žinai. O ką čia mes vyrai jau netiksime. Tai veidrodis, jo žodis mums reikalingas, kad mes pamatytumėm iš Dievo pusės save ir jis atveria mums akis. Ir kalba į mūsų gyvenimus, į mūsų širdis. Jo žodis. Šiandien tarsi atsitiktinai, keliom minutėm mes atvažiavom anksčiau, kalbėjome su jūsų pastoriumi Edgaru. Ir nuskambėjo toks žodis, aš norėjau tą ir paminėti taip pat. Edgaras sako, anksčiau senais laikais. Aš galvoju, mes antiek jau seni pasidarėm, jis sako, o tai senai kažkada laikais. Bet gerai žinia, kad Dievas nepaseno. Ir Dievas ką pradėjo, jis nepaseno. Ir jis tęs iki mūsų paskutinio atokvėpio, jeigu mes tik norėsim. Ir tais laikais, sako, stovykloje, jeigu paklausdavai vaikų, ko tu norėtum būti. Evangelistais, pastoriais. Aš atsimenu, kur tie pastoriai ir evangelistai. Dievas žino, jis turi, mes nežinom, kiek turi. Elijui irgi sakė, nustok čia seiliotis, aš turiu dar 7,000 be tavęs vyrų, kurie nepalenkė. Dievas turi, žino jisai. Ir aš atsimenu save, senai prieš daug metų mokiausi Biblijos mokykloje ir ten su tais bendramoksliais bendraudom. Nebuvo kalbų jokių kažkokių karjeros, kokios karjeros, kas per karjeros, kas tu esi, pastorius, sako vienas. Jis jau brėžia gyvenimą, kitas evangelistas. Jis brėžia tą gyvenimą ir mato save ir jis siekia, ir jis jau meldžiasi Dieve, naudok, ir jis atviras Dievui, kad Dievas panaudotų kiekvienoje situacijoje, važiuoja traukinį, ten brošiūrėlės dalina ar kažką, tai mes jau galvojam, nebeįmanoma jau niekam tos brošiūras įgrūsti ar kažkam pasakyti. Viskas įmanoma, aš pasakysiu taip, labai daug žmonių laukia mūsų. Labai daug žmonių laukia mūsų paprasto žodžio apie Kristų, apie Jėzų. Labai daug žmonių neturi vilties ir laukia mūsų kaip bažnyčios druskos. Niekas nepasikeitė. Jis tebėra gelbėtojas ir jis ieško gelbėti. Aš sakyčiau, mes tapome per laiką apgauti. Kitas laikas pasikeitė. Kiekvienam laikui yra galbūt Dievo išmintingas kelias pasiekti širdis, bet niekada neturėjo ir neturi nustoti tikros gyvos evangelijos skelbimas. Mes kai skelbiam, ką mes sakome, pažiūrėk į mane, va taip ir taip. Ne, nusiramink.
Man reikia Jėzaus, į tam žmogui reikia Jėzaus, man reikia Jėzaus, va tau Jėzus. Ne iš pasipūtimo aš tai sakau, nes neturiu kuo pasipūsti, aš toks pat vargšas ir čia pat, jeigu sakysiu, aš jau kažkas, ko jau užklius, jeigu lėsiu čia. Kaip raštas sako, jeigu kas sako, nesipūskite, gali toj paslysti, perfrazuojant. Mums reikalingas tas veidrodis, prisiminti dalykus, galbūt kuriuos mes savo gyvenime senai palikom, užmiršom ir atrodo, kad viskas kitaip. Atėjo racionalumas, didelis racionalumas į bažnyčią. Ar tai yra blogai racionalumas? Racionalumas į gerai. Mes racionaliai dalykus apsprendžiam, apgalvojam, bet racionalumas, jeigu išstumė Dievą ir jo stebuklus, jeigu jis išstumė tikėjimą, jau jis yra per daug sureikšmintas. Kiekvienam stebuklui galbūt yra pamatas, pagrindas, bet Dievas yra. Tai neturi pakeisti tikėjimo, joks racionalus mąstymas. Žinai, dabar tokie laikai, žinai, žmonėm nieko nereikia. Tai jau tikriausiai man pačiam nieko nebereikia. Nes jeigu būsiu užsidegęs ir degantis, atsiras, Dievas duos žmonių, kuriems taip pat to reikia, kuriems reikia išgelbėjimo. Atsiras. Ir per daugybę metų, aš pasakysiu, mes tiek prisiklausę įvairiausių mokymų. Mes spėcai, bet spėcai aptarti, įvertinti. Ne, štuk čia kalbėjo, ne. Atsimenu tą rašto vietą ir tai, ne, jis kalbėjo ne taip. Ir Jėzus, kai kalbėjo, atrodo biški ne taip, daugelį. Daugelį ne taip buvo. Bet buvo dvasia, kuri lietė žmonės, kuri Jėzus kalbėjo. Tai iš dvasios, tai Dievas pats kalbėjo. Ir šiandien lygiai taip pat. Dievas gali paimti mūsų paprastus žodžius ir panaudoti. Žinai, 2 žodžiai, Dievas tave myli kažkokioje situacijoje. Tu nieko neskolingas tam žmogui, tu tiesiog pasakei. Tu nieko neatsakingas. Tai Dievo reikalas, jis myli tą žmogų. Ir toliau Dievo reikalas, jis nepamirštų žodžių. Jis nepamirštų žodžių. Mes dabar sakom Dieve, ai geriau visi tegul susapnuoja tave ir eina į bažnyčią atgailai. Žinai, ir tai keičia gyvenimus. Nes mes girdim, kad musulmoniškam pasauliu tai vyksta. Aš esu girdėjęs tokių liudijimų, sako, žmonės sapnuoja Jėzų ir atsiverčia į krikščionybę. Tai nežinau, ar mes tai norėtumėm ir už tai taip sakom, ar tikrai, aš manau tikrai yra tokių atvejų. Bet tačiau aplink mus yra žmonių, yra miestuose, miesteliuose bendruomenės. Ir aš šiandien noriu pasakyti, kad Jėzus nepasikeitė. Jis nepasikeitė, sako, mano ranka nesutrumpėjo gelbėti ir mano jėgos nesumažėjo. Mūsų gyvenimus netgi asmeniniuose, kai mes galvojame apie Dievą, anąkart meldžiau ir nepaėjo. Tik greičiausiai ir šį kartą nepaeis. Bet mūsų patirtis ir neigiama patirtis nepadaro Dievo tiesos, jo tiesa ir nepajudinama. Sako, melskitės. Sako, melskitės ir turėsit. Prašykit ir gausit. Tik prašiau anąkart. O neatsakymas ir negavimas irgi atsakymas. Jei tu viską gautum, kas per gyvenime prašęs, tai žinai, kas būtų. Aš dėkoju Dievui, kai jis filtruoja mūsų maldas. Realiai, nes mes tiek prisimeldžiam kartais dalykų ir šiandien būtumėm vargšai, jeigu būtų Dievas visas atsakęs, kai tikėjimo pradžioje prisimeldžiam beleką tenais. Jo žodis nepasikeitė, sako, melskis, gausi, ieškok, rasi, nes esmė Dievas nepakito. Mūsų galbūt požiūris kažkur pakito, dar kažkas. Atėjo pakaitalai į krikščionišką gyvenimą, turintis pavydalą išorę. Ir mums kartais tai patinka ir tinka. Mes sakom, tai okei, tai viskas gražu, mesgi giedam. Mesgi meldžiamės. Aišku, meldžiamės, mes skaitom žodį. Viskas gerai. Ko skiriasi fariziejai? Nu, supraskim teisingai. Aš nekalbu jokiais būdais. Kad plungėje taip. Ne. Aš visų pirma kalbu savo. Aš šitą žodį perleidžiu savo. Visų pirma savo. Visų pirma savo. Tai mano gyvenime. Ir aplamai noriu, kad ką jūs girdite, jeigu netinka, pasidėkite lentyną. Gal tai vėlesniam laikui. Jeigu tinka,
išgirsk nuo viešpaties kažką tai, ką viešpats nori pasakyti šiandien. Ir Jėzus, kai kalbėjo, jis kalbėjo griežtai fariziejams, kurie viską žinojo. Jis viską žinojo, jie viską žinojo, jie studijavę raštus buvo, viską žinojo, tačiau Jėzus kažkodėl nepriėmė, nepažino. Jiem buvo gera tuo išoriniu dalyku, kur jie jautė saugiai išorinėme dalyke. Žinai, taip kartais išorinius dalykus atidėti ir mestis į tokį tą tikėjimą, kuris buvo kažkada Lietuvoje prabudimo laiku apie 90-uosius, mes jau subrendę, jau žmonės jau sakom, ne, tai dabar čia ne, mes jau dabar rūktelėm, subrendėm, o ko pasikeitė, Jėzų žodis tas pats, būkit kaip vaikai. Būkit kaip vaikai. Jis rodo vaiką ir sako, būkit tokie kaip vaikai. A tai kaip čia viešpatė, bet aš žinau daugiau už tą vaiką, kaip čia dabar būti kaip to vaiku. Reiškia, aš žinau daug, bet nežinau taip, kaip turiu žinoti. Būdamas kaip vaikas, tu priimi iš Dievo, tu patiki, nors tavo ten filosofija nelabai atitinka, tu patiki ir Dievas veikia. Kodėl žmonės pragyvenime su Kristumi daugybę metų kartais žiūri žvairai į naujatikį. Todėl, kai jis labai gyvas ir džiaugsmingas, ir jam jūra iki kelių, taip jis supras daug dalykų, bet jo tikėjimas yra labai vaikiškas. Ir tu žiūri, tu nustok čia, tu palauk, prabrisi mano kelią, sužinosi, kaip viskas yra. Tegul pašūkauja, pasimeldžia, palauk, tu praeisi viskas, sėdėsi ramus čia viskas. Ir todėl, bet esmė ne tame, vaike, naujame, esmė mumyse, kad laikas kitąsyk mus pakeičia neįteigiamą dalyką. Mes nutolstam nuo to matyto pavydalo veidrodyje įdėto į mus. Ir mums šiandieną, kai bažnyčia, aš tikiu, aplamai daugybė Lietuvoje, bažnyčiai Lietuvoje, reikia to gyvenimo, tos gyvybės, kuri yra Kristus. Pats Kristus. Atidėti lentynas, viską mes žinom, visus tos didelius mokymus. Jėzus atėjo, kalbėjo paprastus dalykus, fariziejai nepažino jo. Turėjo visus mokymus, visus dalykus. Ir Jėzus jiems sakė, jūs tyrinėjat raštus ir manot, kad juose turi amžiną gyvenimą. Nuo žinojimo neteis amžinas gyvenimas. Nuo vieno žodžio patikėjimo ateina amžinas gyvenimas, nes ne mūsų žinojims viską sudėlioja, bet jo auka. Mes šiandien giedojam, kad per jo kraują ateinam, per jo kryžius veikia. Ir jie nenustoja šitie dalykai veikti mūsų gyvenime. Būk tikras, Dievas pradėjo tavo gyvenime dalykus, būk tikras, jis ir pabaigs. Jis ir pabaigs. Aš kažkada esu kalbėjęs ir naudojęs tokį pavyzdį apie tos pakaitalus. Kas atsimenat, kaip mes tiek buvom tais nepriklausomybės laikais pradžioje ištroškę šitų brendinių kokių batų, kėdų, ten Adidas ir magnetofonų svajonė buvo tie tokie Panasonics kokie, žinai. Ir turgų pasipylė ne Adidas, o Adibas. Pirkdom Adibas. Vis tiek su 3 juostam, žinai. Nesvarbu, kad po savaitės pirštai išlinda pats, atsiklijavo. O šitą būda nebe Panasonic tikras, o Panasonics. Ir ten 3 kasetės perklausė ir jau pradėjo glamžyti kasetės. Tik radija ilgai veikdavo. Į mūsų gyvenimą kaip tikinčių ateina tokie pakaitalai. Kas čia tokia biškė? Tu vis tiek eini į bažnyčią. Kas čia tokia, kad biškė nebedegi dėl Dievo. Kas čia tokia? Jeigu tu tigi, tu vis tiek meldiesi. Ir maistą dar palaiminti. Čia viskas tai jau praktiškai tobulas krikščionis, į vyskupus gali taikyti. Ateina tokie pakaitalai ir mes, kai einam savo kelią, kažkur nueinam per ilgą distanciją, truputį kryptis nedaug pakeis ir per metus, tu jau nueisi labai toli. Pradžioje reikia labai nedidelio laipsnio krypties pakeitimo, bet jis nuves į didelį šoną. Ir neturim tenkintis pakaitalu. Niekas negali pakeisti gyvo Kristaus mūsų gyvenime. Bendravimo su gyvu Kristum niekas. Kas tau ramybę duos? Tu gali ten melstis ir bandyti save nuraminti, bet tu nepatirsi vienas
ramybės. Jeigu neteis Kristus į maldą, jeigu jis neteis tą vietą, kur tu šaukies, kur tu meldiesi, niekaip. Šiandieną didžiulė įtaka yra pasaulio, kai mes krikščionys dairomės į sėkmingus pasaulio žmonės ir mes apsiseiliuojam, sakom, bet ten netikins, nesvarbu, žiūrėk, koks sėkmingas žmogus, kaip jam gerai sekasi. Ir mes pamirštam principus, gal jis prisivogė, gal jis gyvena neteisingą visą gyvenimą ir mes norim tokie būti. Nelaukiam savo kelio ir Dievo palaiminimo mūsų gyvenime tinkamų laikų. Viskas ateina ir ateis iš Dievo. Lukterk truputėlį, iškentėk, nebėk prieki Dievo. Ir mes žiūrim į pasaulį ir jis bando mus įtraukti. Jis bando mus įtraukti labai subtiliai, labai iš lėto, labai gražiai jis bando mus įtraukti. Tik tai dėmesys, ar Jėzus dar mano gyvenime? Ne, tu taip, mano gyvenime. Tugi žinai daug apie Jėzų, taip jis tavo gyvenime. O kad laužas yra, o kad ten ugnies, ir ten nebėra laužė, jau nebepagalvoji, supranti. Ir tie dalykai traukia, toks į tikslas. Švelniai atsargiai patraukti tave nuo ugnies. Dievas atsako ugnimi mūsų gyvenimuose. Dievas atsako ugnimi, jis toks yra Dievas. Jis nepasikeitė, jis toks pat. Tada, kai tu įtikėjai, jis toks pat. Tada, kai aš šaukiausi pirmą kartą jo, jis toks pat šiandien. Nereikia man toli nuo to veidrodžio nueiti. Vis reikia žiūrėti ir pasitikslinti, ar aš dar esu tame kelyje, jo kelyje. Ir žinai ką, jeigu ir kažkur nuėjo koja ne ten, o tai mūsų gyvenimuose visuose, aš sakyčiau, yra. Visur mes kažkur nubrendam, išbraidom. Gera žinia yra, kad Viešpats nepasikeitė, jis toks pat geras. Jis toks pat geras. Ir šitas žodis mano didžiausias tikslas pasakyti, kad Jėzus toks pat mylintis. Jis toks pat pilnas jėgos. Jis toks pat. Jis toks pat, kai tada kabėjo ant kryžiaus, kai prisikėlė, kalbino mokinius, jis toks pat. Nieks nepasikeitė nuo tos dienos. Mes kartais pasikeičiam, o jis lygiai toks pat. Ir kai mes pasikeičiam, mums reikia ir grįžti prie tų dalykų, kuriuos mes matome veidrodyje. Aleliuja. Ir Dievo žodis sako, labai paprastai, 1 Jono 2 skyrius, nuo 15 eilutė sako, nemylėkite pasaulio. Tai kaip čia dabar pasaulio nemylėti, taigi Jėzus mylėjo pasaulį ir atidavė save už jį. Tačiau čia kalba apie tą sistemą, dvasią šio pasaulio, kuri traukia ir mus kaip tikinčiuosius. Žinai, kai mums reikia laukti Dievo palaiminimo, mes norim pasilaiminti patys save ir tada sakyti, štai kaip mane Dievas. Dievui nereikia advokatų tokių. Dievas turi jėgos pakankamai tau atsakyti ir palaiminti. Bėda, kai aš noriu kito gyvenimo ir kito palaiminimo, aš matau, jis gyvena taip, sakykime, brolis, sesė tikėjimo iš bažnyčios. Ir aš galvoju, tai ten palaiminimas, o man taip nėra, aš to neturiu. Bet mano gyvenimas yra tik tai mano, su Dievu gyvenimas ir kelias. Ir praėjus vieną kažkokį, tu gausi ir gauni būtent savo palaiminimus. Būtent savo palaiminimus, todėl geriausia gyventi savo gyvenimą. Visada norisi, matai čia, tai jaučiu Dievas ir nemyli manęs, nes taip nėra. Dievas tiesiog veda tave, moko daug dalykų asmeniškai ir jau čia atrodo, va čia, už to kampo lauk tavęs palaiminimas, ir tu jau nusivyli, sakai, mane ir kaip jam, tai čia vis reiškia čia. Dievas nemyli. Grįžti prie veidrodžio ir pasižiūri, kaip nemyli. Dievas stipriai myli, jis atidavė už mane save. Žinai, kartai, kaip Viešpats klausė Petro, ar tu tebe myli mane, sako. Mes galim paklausti ir jo, Viešpatė, tu mane myli. Man atrodo, kad aš patiriu savo gyvenimą tokių dalykų. Ar tikrai tu myli? Nebijok pasakyti nuoširdžių klausimų. Jėzus nesupyks. Aš tik jų švelniai apkabins, sakys, myliu. Nieks nepasikeitė. Ir stipriai myliu, tu esi mano. Nieks iš mano rankų tavęs nebeištrauks. Tu esi mano. Taigi čia rašo apie tą pasaulio dvasią, nemylėkite pasaulio, nei to, kas pasaulyje. Kitoje vietoje rašo, kad jūs dar pasaulyje, tačiau jau gyvenkite taip, kaip kad nebūtumėt.
O mes taip norim viską nugriebti ir Dievo karalystę ir viską iš šio pasaulio dar. O mums taip noris dar Dievą turėti, eiti savo keliu ir turėti Dievą kaip patį geriausią draudimo polisą savo gyvenimuose. Nu, tipo, šiais laikais kaip sastoga. Nu, stoga. Aš gyvenu taip, kaip aš gyvenu, o da Dievas mano tas uždengėjas, kaip draudims, jis viską uždengia. Tačiau su juo taip, nu, nėra, nepašposi šitaip. Eini jo keliu ir jis tada saugos ir, taip, ir bus su tavimi ir nepaliks niekada. Ir čia sako, kad viskas, kas pasaulyje, mes pažiūrėkim, tai yra kūno geismas, akių geismas, gyvenimo išdidumas ir sako, tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Ko mes norim šiandien kaip krikščionys. Ar mes eiliuojamės ir žiūrim, kaip čia visi sėkmingi, gero mašinom važinėja ir didelios gražios namuos. Dieve, tai tu nemyli, myliu, tau čia trumpai pabūsi, ten yra namai, jeigu tu čia negausi, ten bus tavo gražus namai. Eik savo keliu ir džiaukis savo gyvenimu, dėkok už savo gyvenimu, tu atsikėli, tu kvepuoji, tu tarp Dievo žmonių šitą rytą atėjai, kas gali būti geriau? Kas gali būti geriau? Jis sako, praeina pasaulis ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Ir psalmininkas, atsimenam, vienoj psalmėje sako, natūralus klausimas, sako, Dieve, jiems sekasi. Jiems sekasi, kartais net neserga, sveikesni dar, sako. Ir viskas gerai jiems sekasi ir sako, aš apie tai galvoju, nepajėgiau suprasti, nu, ir vos nepaslydo mano koja, ne, kol neįėjau Dievo namus. Kas yra Dievo namuose? Dievo žodis ir jo prieiškimas. Tada sako, čiukš, viskas man aišku, sako, Dieve, ojei. Nenoriu. Sako, tu pastatei juos ant tokios lydžios vietos. Nenoriu aš jų likimo, nenoriu nei tų namų, nei mašinų. Ką duosi, tas bus gerai. Išlaikyti bendravimą su tam džiaugsmą, kas yra su asmeniu, su Kristumi. Jis nėra mokymas, jis yra asmuo. Mes mokomės, aišku, apie jį, kad suprastume, kad pažintume, yra jo žodis. Ir nes kitaip, nu, mes pasiklysim. Ant kurio, kaip sako, kalno reik garbinti, ten. Mes nežinosim ir vieni taip sakysi taip, bet yra jo žodis, kad atsirinkti ant kurio kalno, taip, ant kurio kalno, kuriogi čia kalno reikia. Jėzus sakė, nei ant to, nei ant to. Mes tiek daug žinom, brangieji kartais, mes, kurie tikrai daug metų tikintis, mes tiek žinom, esam ekspertai dvasiniai. Bet įdomi, kad, žinai, aš taip žiūrėjau, rašte nėra to tarnaimo, dvasinis ekspertas. Tai mes pretenduotum beveik visi, nes ten gerai, tu pasiemi kavos, atsisėdi, klausai ir sakai, nelabai, nu gerai, tęsk, brolė, ne, kitą kartą paklausysim. Lengva, tai yra lengva, bet visi kiti tarnaimai ir tarnystės yra auka. Yra auka. Ir todėl šiandien daug žmonių sako, koks ten evangelistas, koks pastorius, kiek ten garbės bus. Nikiek, ko jis valysis į tave, tad nenoriu, tad nereikia. Nes kiek visas tarnystės, tai nėra garbės reikalas, tai nėra garbės pareigos, tai tarnystė. Tai tarnystė. Ir todėl šiandien nieks nebenori. Sako, kai turėsit kitų pasiūlymų, tada kreipkitės. Dabar nieko nenoriu. Pavojus pakeisti vidinius dalykus, tą bendravimą su Kristumi išoriniais. Ir taip atsiranda religija. Taip atsiranda religija. Buvo laikas, kai mes įsivaizdavom, kad šlovint Dievą su vargonais, tai čia jau praktiškai viskas, religija. Turi būti gitara arba būgnai, pas jūs būgnai ir tai normaliai viskas. Gerai varot. Jo. Supranti, galima į tą išorę susikoncentruoti, pasižiūrėti ir galima iš giesmyno atsivertus giedoti ir Dievas gali ateiti. Galim giedoti didelę šlovinimo grupę ir Dievas ateiti, o gali ir neateiti, jo šlovė. Galim paprastai, kaip mes šiandieną giedoti ir Dievas prisiliest gali, nes ne tame esmė yra. Šlovini tam, kad tikrai jis būtų pašlovintas. Tikrai tu nusilenktum, tame yra esmė, tu nusilenki ir pripažįsti, kad Dievas virš visko, virš manęs, virš mano gyvenimo,
virš visų mano žinių ir to, ką aš nežinau, nes nežinau dar daugiau. Ir nesuprantu. Raštas sako, mums atrodo, kad mes žinom ir suprantam, sako, žiūrit kaip paprūkusi stiklą, būkit ramus, ramiai, neįsibėgėk. O kas žino jis? Laikytis už jo. Laikytis už jo rankos. Esmė giedoti taip, kad iš tiesų šlovinti jį. O kaip melstis? O, tai mes apie maldą žinom, užtarimo ten kalbom galim melstis, dvasinė kova, Tėve mūsų maldą dar žinom, iš kitų bendruomenių dar daugiau maldų ir čia galim tęsti. O kaip aš savo uždaviau klausimą, o kaip reikia melstis iš tiesų, kaip ten svarstė, ant to kalno ar ant to, tai kaip čia teisingai. O kai nustatysime, kokia teisinga malda, o tada tai Dievas pajudės, tada jau pajudės, wow. Ir tebe nustatinėjom. Bet aš taip pamaščiau savį, sakau, tikra malda yra, kai tu meldiesi ir Dievas girdi. Paprasta. Tu gali ten išvedžioti, mandravoti, jeigu tu jauti, kad Dievas negirdi, nu tu kiek nori ten pritaikyk modelius, kokius nori. Yra laikas, kai mes galim šaukti ir plyšta širdis ir tai yra malda. Yra laikas, kai tu gal turi jėgų pasakyti du žodžius pašnibždomis. Bet svarbu, tikra malda yra ta, kurią Dievas girdi. O Dievas girdi ten, kada širdį mes galime atverti. Galim melstis gražiom maldom ir gražiom kalbom. Ten švis nereikia įsitemti, savo jungi ir ten melčiasi dvasia. Bet suvok svarbiausia, ne formoje esmė, bet turiny. Nepuoškim dėžutės. Svarbiausia, kas toj dėvanoj, kas toje dėžutėje. Todėl Dievo žodis labai dažnai sako mums, kaip Dievo tautai, netgi yra vieta, galiu paskaityti. Ten iš Senąjį testamentą bus dabar atsargiai. Stipriai čia, ten kalba visą laiką Senam testamentą, bet mums tinka kai kurie dalykai. Izaijo knyga, 1 skyrius ir skaitysim iki 15 skyrius. Juokauju, kelios eilutės perskaitykime. Dievas kalbėjo tada savo tautai, pranašo Izaijo knyga, 1 skyrius ir nuo 11 eilutės. Galim sakyti, ten Senas testamentas, čia ne prie ko, mes naujame gyvename. Bet žinai, jo žodis toks pat ir jis vedė į Kristų ir dabar mums tinka, taip pat mes esame Dievo tauta. Ir toks buvo laikas, aš jokių būdų nesakau, kad dabar visiškai toks laikas yra, tačiau būna mūsų gyvenime ir mano gyvenime tikrai buvo, kai aš galvojau, kad aš viską žinau. Ir va, aš skaitau šitą vietą, sako, kam man daugybė jūsų aukų? O mes taip kartais galvojam, Dieve, aš tiek galiu daryti dėl tavęs. Ir čia sako, man jau užtenka jūsų avinų, deginamųjų aukų ir penimų gyvulių taukų, aš nemėgstu jaučių, avių ir ožių kraujo, nors tada buvo tokios aukos. Bet staiga Dievas sako, aš nemėgstu. Ir mes užduodam savo klausimą, Dieve, kur tu esi mano gyvenime, kodėl tu neatsakai maldų mano, dar kažko tai. O Dievas sako, aš nebegaliu jau priimti visų tų aukų. Sako, kasgi reikalauja iš jūsų viso to, kai ateinant pasirodyti man ir mindot mano kiemus. Sako, neaukokit man tuščių aukų. Ir taip toliau. Kai vidus tuščias, išorė Dievui yra tuščia, nieko nereiškinti. Aš šiandien labai raginu grįžti prie to veidrodžio ir pasižiūrėti. Kaip Jėzus kalbėjo su mokiniais, gal su rašto aiškintojais apie santuoką, kaip ten kalbėjo, kad, tai galima ten svarbu raštą teisingą išduoti, galim skirtis. Jėzus pasakė paprastą žodžius, pradžioje taip nebuvo. Tai mes savo gyvenime, jeigu kažkur nuvedė mus gyvenimas į šoną, grįžkim prie pradžios. Prie tikrų dalykų, aš vadinu tikrais dalykais.
Dievo ugnis, tikėjimas, vaikiškas tikėjimas. Juk nepasidarysi, kai vaikas, bet tu nusižemini ir sakai, Dieve, aš, prie ko įsudėt visą savo žinias, visą savo patirtį, kokia bebūtų mano tikėjimo patirtis, nepatirtis mano formuoja Dievą ar Kristų, ar mokymą, man patirtis, tai čia tik mano patirtis. Aš prasileis galiu savo supratimu, savo nepagavau, nesupratau, nuėjau kažkur ne ten. Įdomu, kai prisiminkime istoriją, kai du mokiniai eina, Kristus prisikėlęs ir du mokiniai eina kely Emausą. Ir jie taip diskutuoja karštai apie buvusius įvykusius dalykus. Ir jie taip viską žino, jie karštai diskutuoja. Ir štai prieina Jėzus ir jie jo nepažįsta. Wow, ką tik buvo su Kristumi. Įsivaizduoji, ką tik buvo su Kristumi. Ant kiek greitai galima. Aš nemanau, kad Dievas slapstėsi ir kad šiandieną jis slapstosi, todėl sako, ieškokite, ne? Kas ten Erlickas berods yra pasakęs, sako, jeigu aš būčiau Dievas, aš irgi slapstyčiaus, nes tokie pikti, tulžingi veidai ieškotų manęs. Tai bet nors jis nesislapsta iš tikrųjų. Bet tačiau, kaip Izaijo skaitėme, kartais Dievui nereikia tos išorės, tų blizgučių, jam reikia tikrų dalykų, jis tikras. Ir krikščionybė yra tikra. Ir žodis ir neaptarimui, bet vykdymui. O mes tiek daug išvedžiojam. Dievo žodis sako, atleisk. Ne, jo atleisk. Kaip čia Dieve daug, palauk. Bet man taip skauda ir tiek daug blogą padarė. Bet tavo čia kaip krikščionio reikalas su Dievu, tu skaitai toliau, jeigu tu negalėsi atleisti ir tau aš negalėsiu atleisti. Ir čia ir baigėsi viskas. Ir sustoja ties tuo. Jeigu tu bandysi eiti toliau sakyti, kada nors aš galėsiu, man labai skaud, man jauna širdį. Niekas nesako, kad tu negali kreiptis į Dievą pagalbos ir sakyti, Dieve, ašgi negaliu, aš tik žmogus, man skauda. A Dievas neateis į pagalbą. Jis ateis, jis matys mano pasiryžimą, kad aš noriu atleisti. Ir paprastas dalykas atleidimas ar neatleidimas, tai yra santykis su Dievu. Ne tai, kas su tuo žmogum, tu gal su tuo žmogum neturėsi jokių kontaktų, bet per tai tu turi arba neturi jau kontakto su Dievu. O mes išgalvojam kažką tai, man gyti reikia ten, išgyti ir kas čia žino, kiek tas taip. Tai yra šitie dalykai, bet mano širdį pozicija, ar aš suvokiu, kad šitai žodis taip arba taip. Ir ne kitaip, trečio varianto nėra. Ir kaip mes norim, ir kaip mes įpratom numuilinti Dievo žodį, tokį padaryti išplaukusi, nori pritaiko, nori nepritaikau. O kas iš to? Dievas vis tiek mane myli. Ir mes taip nurašome daug ant Dievo meilės. Ir tikriausiai pas jūs nėra Dievo meilės jaučia, ne? Kaip čia yra? Nes dažniausiai sako, žmogus ten būn, sako, jaučiu nėra čia Dievo meilės ir ypač pastoris nemyli ne vieno savės ir viso čia, viskas aišku. Bet tik tai Dievas tai žino, Dievas tai mato. Aš sakau, žinai, Jėzus yra meilė, bet jis atėjo į savo šventyklą ir išvartė tuos stalus. Ir tu gali sakyti, palauk, taigi reikia mylėti. Aš kalbu apie neteisingą meilės supratimą. Taip, meilė ir amen. Bet tu gali sakyti, reikėjo palauk biškį ir Dievas būtų juos pakeitęs. Tikrai būtų Dievas juos pakeitęs. Nesvarbu, kad šventyklo jie prekybą užsiėmė. Taigi Dievas myli, tu nieko nesakyk jam. Taigi visai nebeateis. Kaip nors gražiai užglostyti reikia. Bet ne vienas užglostytas neliko bažnyčio niekada. Jeigu tu užglostai vien dalyką, jam pasišiaušia kitas puokštas plaukų ir jis jam kažkas vis tiek bus negerai. Neužglostyti. Mums reikia neužglostimo. Mums reikia žinoti, kad Dievas mane myli ir aiškaus žodžio iš Dievo. Diagnozės, kaip sakiau iš pradžių, yra taip ir taip. Ir tu norėtum tarsi nusivilti visko, bet yra tas supratimas, Dievas tave myli. Ir jis sako pataisimui
ir tavo išgelbėjimui, ir tavo geroviai. Ir tada tu gali su jo jėga ir malonė pasitaisyti. Jo, nenuskieskim Dievo žodžio, jis toks pat, koks jis buvo ir nieks neturi teisės. Dievas, aš manau, labai žiūri principingai į savo žodį. Jis sakė, nieks negali nei pridėti, nei atimti. Tam bus iš vis prastai, kuris pridės arba atims nuo mano žodžio. Ir savo gyvenime nepadarykime Dievo meilės daugiau nei jo žodis yra. Dievas meilę mums parodė per Kristų, kuris yra Dievo žodis, tas gyvas žodis. Ir tai galėjai sakyti, aš grįžtu vėl prie to atveju, kai jis išvaikė tuos prekeivius, gali sakyti, gal kažkuris čiagi buvo vienintelis pragyvenimo šaltinis. Tai kur Dievo meilė, dabar pagalvokim. Tai kur ta Dievo meilė? Kas yra Dievo meilė? Mes dažnai neteisingai suprantam Dievo meilę. Jeigu kartais jis mus pabara, reiškia myli. Jeigu esam abejingi, pavyzdžiui, savo vaikam, mes neauklėjam, mes nemylim tada savo vaikų. Jeigu matom mažas užuomazgas kažkokių neteisingų dalykų ir mes nekalbam ir žmogus negauna per nagus, užaugs tie patys tik dideli dalykai. Betgi gal jis taip sau pasikeis. Dar žeisiu. Stenkis sakyti, čia gerai, grįžkim ne kitam, bet savo. Sakyti, mylėdamas. Mylėdamas. Druska, kai užsibarsto, tokia perperšti biškutė, ar ne? Bet viešpats sako, šitam pasauliu reikia druskos, jis sugedęs. Jeigu krikščionis mes prarasim tą tapatybę, kas be padės šitam pasauliu? Kas be padės šitam pasauliu? Mes antiek turim tą atsakomybę, aišku, tai neužgula tavo pečių ar širdies tą atsakomybę, bet mes, kaip bažnyčia, tikintieji, turim didžiulę atsakomybę. Mes norim sakyti, tai per kažkur tai. Dievas sako, aš neturiu kitų. Aš neturiu kitų. Turiu vaikus tokie, kokie yra. Ir mes šeimose turim vaikų tiek, kiek turim. Sakom, čia kaip kažkaip auginau, nepavyko. Davai, kiti tai bus geri, žinai, kažkokie. Ne, jis neturi kitų vaikų. Štai, jo vaikai. Aš perkelinė prasme, suprantat kalbu, ar ne? Jis turi kažkur tai, kur mes nežinome, bet tai mes turim ieškoti tos druskos, grįžti prie pradinių dalykų, gal nuo kurių nupuolėme. Ir aš kažkada mąsčiau apie Jėzaus gundymą ir taip ir mūsų gyvenimuose. Pirmas tą duoną paveršia labai toks akivaizdus, žinai, paversk duoną, čia labai jau tau siūlo, taip, čia atstok šėtonę. Antras ten pulk, tai ko čia pulka, čia gundai Dievą, nuo to viršaus, nuo to stogo vos ne. O trečias labai subtilus. Ten sako, jis parodė viso pasaulio grietinėlę, gerumus. Ir dažnai tu žiūri, sakai, viso to, kaip tik norėjau visą gyvenimą. Ir jis tik vėliau sako, jeigu tu mane pagarbinsi, aš tau tai atiduosiu. O jis tai dažnai nutyli, jis rodo biškį, jis rodo dar daugiau. Atsiranda kompromisų mūsų gyvenime. Su nuodėme. Mes pradedam užglostinėti nuodėme. Vietoj to, kad atgailautumėm ir atsiverstumėm į viešpatį, mes užglostam tą nuodėmę. Nieko, tu pastaisysi, Dievas myli. Ne. Pradėjai žodis kitą kartą griežtas yra labai. Kodėl? Kad išlaikyti. Dievas labai mylėjo savo tautą, bet buvo ir griežtokas. Kai sukapsi laikas, skambina Filistinam ir sako, varykit, pabūsit rykštelę dabar. Jo. Nors Dievas labai mylintis. O kodėl? Nes jis nori grinos jo tautos. Jis nori to tikro identiteto. Nes jis yra tikras. Ir nieks toks nepapuls pasitoks, žinai, nei keptas, nei virtas, nei lūptas, nei skūstas, nesuprasi. Bet visą tai Dievas daro iš meilės. Ir jo
geri dalykai nesibaigia mūsų gyvenime. Bažnyčiose, jo geri dalykai nesibaigia. Dievas toks pat. Žinai, Dievas niekur neskuba. Jeigu mes nenorim ko nors, Dievas gali laukti. Nesakom, taigi mes, jeigu ne mes, tai čia Dievas gali laukti, jei nenoriu aš. Dievas lauks, kiek reiks. Jis laiko turi, tu ir aš neturim. Bet jis tiek turi laiko, jis tiek laukia, lauksi. Todėl mes sakom, kad jau tie laikai, ar anie laikai, o Dievas sako, aš tos laikus nustatau, aš kiek reiks, tiek į pabus tas laikas. Jau aš turiu laiko laukti, žinai. Jis nepasikeitė, brangi bažnyčia. Jis toks pat. Jis taip stipriai tave myli, kaip tą pirmą kartą, kai tu supratai ir šaukėsi jo. Gali atidėti į lentyną viską, ką tu žinai, ką patyrei, gražiai, ir sugrįžti pas jį kaip vaikas, pasišnekėti kaip vaikas, tikėti kaip vaikas. Atgauti tuos dalykus, galbūt, kur mes išbarstėme per gyvenimą eidami. Galbūt gražų vaizdinį mums nupiešė ir mes nusekėm biškį ne tuo, nebe tuo keliu ir vaizdiniu. Viešpats visada leidžia sugrįžti. Jo, yra Jeremijo, aš perskaitysiu, neverskit, 3 nuo 22. Jis sako, sugrįžkite nuklydusieji vaikai. Aš atleisiu jums. Jis visada atleidžia. Ja, tai bet aš niekur nenuklydau, žinai. Bet jeigu esi nuoširdus, čia vėl primenu, ne apie kaimyną, bet apie mane patį. Ne apie bažnyčioką, bet apie mane patį. Prabudimas negali laukti, ateis žmogus į prabusim. Aš galiu pats prabusti, jeigu aš norėsiu. Ir apie mane tada bus kažkas apie mano šeimoj, apie mano darbą, apie mane ratą. Aš galiu apie save sprendimą padaryti. Man reikia tavęs viešpatie tokio, koks tu esi iš tikrųjų. Man reikia tavo gyvenimo. Nesvarbu, kas pagalvos ir ką pagalvos apie mane. Aš noriu tos dalykus išlaikyti. Gyvenimas trumpas, brangieji. Jisai taip bėga greitai, taip greitai bėga. Grįžo iš tarnybos mano sesės dukra, kariuomenėj tarnavo, sugalvojo. Ir žmonai sakau, 9 mėnesiai praėjo. Ilgai? Sakai, tu tarnavai ilgai buvo. Bet sakau, dabar, kai ji trumpai, sakau, ką mes nuveikėm per tas 9 mėnesių? Nieko, atrodo, kažką ypatinga. Bėgam, kaip ir visi, ne? Kažkur bėgam, nieko. Tai vis tas gyvenimas, taip, bėga ir nubėga. Bet viešpats nori, kad mes patirtumėm tikrus dalykus. Žinai, ne dėl to, kad turi išlaikyti, va todėl, kad tiesiog turi ar privalai. Jis nori, kad patirtumėm tikrus dalykus. Jis tikras ir jis dėl tikrų dalykų atėjo. Jis atnešė tuos dalykus, Jis tikrai nori. Jis tikrai nori išgelbėti. Žinai, mirė ant kryžiaus ir tu nežinai. Jis nori gelbėti, ar nenori gelbėti. Jis ką darė, jis tikrai nori, kad būtų mūsų gyvenimuose šiandien. Ir mes kaip jo tauta būtumėm karšti, tikrai mylėtumėm jį ir jeigu reikia, pažiūrėję veidrodį, grįžtumėm prie pradinių dalykų. Prie tų, kurie nepakeičiami nieko kitu. Prie tikro žodžio, prie taip ir amen, kas parašyta. Nedėkim kablelę, kur nėra sakyti, bet Dieve, taigi, taip ir amen. Noriu bendrauti toliau su tavim. Aš atleidžiu, apsisprendžiu atleisti. Procesas taip, kitas ir gyvenimuose ilgas ir labai sunkus, tas yra. Mes emocijas turim, bet tada jame dalyvauja Dievas. Tada jame dalyvauja Dievas, nes jis mato, kad tu nori ir kad tu darai žingsnį. Jeigu čia kaip pavyzdį aš paėmiau, bet jeigu uždarai tą dalyką, reiškia ir užsidaro bendravimas su Dievu, tu gali filosofuoti kaip tu nori, jis nebegali tau atleisti. Tu jeigu nenusidėsi, toks jau kiets, kaip nori. Bet aš abejoju, jau tai pagalvoji, jau nusidėjai. Jau nusidėjai, tai pagalvojęs. Tai va, jo, labai džiaugiuosi, kad esate čia Plungėje ir daug metų gyvi žmonės, gyva bendruomenė. Jo, būtinai aš pasimelsiu, dar noriu sakyti, Nijolė giedok iš viso širdies, labai gerai. Wow.
Primenu, tikra malda tada, kada Dievas girdi. Ne forma, kada Dievas girdi. Ir mes siekim savo gyvenime ne formos. Ne forma yra teisinga, bet turinys. Turinys. Aišku, atnešant kažką tai dovaną, nugražiai tą dėžutę buvom, žinai. Bet kiti galvoj, ką man tos dėžutės, geriau ten gali maišelį atnešti, bet svarbu, kad ten tas turinys būtų kas nors. O dėžutė bus tokia grožia, ten blizganti, o bands per visą dėžutę, tada ten tik, ten nusinytės tos vienkartinės, kaip pavyzdys įdėt, žinai. Jau geriau tų nosinėlių visos pakelis ir maišelė, turinys nors ir, Viešpats laukia mūsų, laukia. Pats geriausias žinojimas ir žinia, kad Dievas nenusisuka, niekada nenusisuka. Jeigu ir mes, žinai, kažkur ne ten, jis gal pabar trupučiuką, bet nusisuks nenusisuka. Nenusisuka Dievas. Jis toks pat geras, kaip tu pažinai tą pirmą dieną, prisimink, kai tu vaikščiojai toks pakylėtas. Ieškok to ir šiandieną. Tai neturi praeit su metais. Žinoma, tu gausi daug patirties, gauni supratimo kažkokio, bet tą tu turi išlaikyti. Tai yra gyvenimas su juo. Ir krikščionybė ne apie tą formą, bet tai yra santykis su Kristumi. Krikščionybė tik per santykį su Kristumi. Ir jeigu mes lipam kažkaip kitaip, per tą tvorą, tai sako, vagis ir plėšikai. Jėzus sako, paprastai labai, O bet Dieve, gal čia taip, gal čia. Tai vagis ir plėšikas, ir viskas. Nėra kitaip. Bet pas Dievo žodį yra taip ir taip. Ir tai padeda labai taip pat. O, tai palauk, jeigu tai nesinuošiu, sakai. Ne, tai aš nenoriu būti vagis ir plėšikas, noriu eiti per vartus. Tada, ką, įlipęs, gausiai kūprą išmes, per lipusį, ne? Tu galvoji, ten įsiliesi ir ten nieks nepastebės, ten staigiai išskaičiuots būsi. Jėzus sakė, tam pavyzdį, kai sėdėjo prie stalo, tie pakviestėjai, sako, jo, surinkom čia vis tiek vienas be vestų drabužė, kaip čia jie, meskit lauk. Nesakė, jeigu pasėdi, gal čia paklausys, kaip mes čia bendraujam, įtikės. Nesakė, meskit lauk. Vau, griežtas kartais Dievo žodis ir koks yra. Bet druska yra kokia yra druskai, bet jį padeda mums išgyventi. Ir duok Dievą mums druskos asmeninės, duok Dievas mums druskos bažnyčiose. Sukim kaip norim, krikščionis turi būti krikščionis. Bažnyčia turi būti bažnyčia, Dievo žodis ir Dievo žodis. Ir virš viso to Dievas yra Dievas. Aleliuja. Gerai, aš noriu pasimelst, tiesiog melskimės. Viešpatie, mes labai tau dėkojame, nusižeminam Viešpatie prieš tave. Ačiū tau už didžiulę meilę, kurią tu myli Viešpatie. Taip, mes labai netobuli Viešpatie. Mes tikrai kaip vaikai savo gyvenimai, savo elgesiu Viešpatie. Ačiū, kad tu esi virš mūsų gyvenimų, Dieve. Viešpatie, tu mirei tam, kad būtum mūsų gyvenimuose. Taip, Viešpatie, ačiū tau už kiekvieną širdį šitoj vietoj, Dieve, už kiekvieną gyvenimą. Tik tai tu žinai ir matai, Dieve, mes asmeniškai, per ką einam, kokius kelius, kokius laikotarpius, Dieve, bet gera žinia, kad tu esi su mumis visame. Ir kai mes nejaučiam, nematom tavo rankos dykumoje, tu esi Viešpatie su mumis ir dykumose, Dieve. Ir tuose žaliuojančiuose kalnuose, kai mes užlipam viršūnę, Viešpatie, tai nepamiršime ten tavęs, Dieve. Aleliuja, kai viskas gerai. O Dieve, aleliuja, dėkojame tau už tavo malonę ir jėgą, Viešpatie. Tu maloningas, Dieve, tai tavo šventoji dvasia įdeda tavo žodį į mūsų gyvenimus, Viešpatie. Taip, Viešpatie, tai ne joks nepasmerkimo, tai pakelimo žodis, tai tavo meilės žodis. Tu mus myli, tu mus vedi, tu mus pakeli, tu pakoreguoji, tu duodi naują džiaugsmą, Viešpatie. Duok naują džiaugsmą šiai bendruomeniai, naują ramybę, naują ugnį ir karštumą, Viešpatie. Ir naują šviežią druską, pūdą, Viešpatie, tos druskos. Aleliuja, aleliuja. Ir visame kame te būna daug laimės ir džiaugsmo, nes tu esi čia ir virš viso to tu esi, Dieve. Aleliuja, aleliuja. Taip, Viešpatie. Ir mes atsisakom galvoti savo žmogiško
savo mintim, kad tik tai tiek, tik tai taip. Mes sakom, Dieve, padėk mums tikėti, nes tavo žodis sako, tu gali daugiau, negu mes suvokiame šiandieną, negu mes meldžiamės, tu gali daug daugiau. Ir tu veik Viešpatie taip, kaip tu numatęs. Čia, Plungėje, visų gyvenimuose Viešpatie, kurie čia, kurių nėra šitoj vietoje Viešpatie, aleliuja, mūsų nuostabioji lietuvėlė Viešpatie, liek savo malonę, aleliuja, te grįžta Viešpatie tavo gyvas žodis, tavo gyva evangelija, o Dieve, taip, gražink kiekvieną tavo vaiką Viešpatie, prie tavęs mes meldžiam ir prašom, ir čia Viešpatie šito bendruomenį, kiek žmonių yra buvę girdėti tavo evangeliją, gražink Viešpatie, meldžiame Dieve, aleliuja, tavo namus. Jeigu kažkur kitur surado šitie žmonės Viešpatie savo vietą Viešpatie bažnyčioje, kitoj, laimink Viešpatie. Bet jeigu kažkas kažkur klaidžioja, sugrąžink Dieve į tavo namus Viešpatie kiekvieną. Jėzaus vardu mes prašome Dieve. Ačiū tau Viešpatie, tavo stiprybė, tavo jėga, te lydi mus kiekvieną Viešpatie, te nepamiršim Viešpatie žvelgti tave, nes tu virš visko ir virš visų Dieve. Aleliuja, tavo valdžia Viešpatie virš visko. Tavo ranka nesutrumpėjo, tavo jėgos nesumažėjo mus gelbėti. Ir mes dėkojame už gyvenimą, kurį turim tavyje. Ačiū Viešpatie, tu esi mūsų gyvenimas, tu mūsų išteisinimas, teisumas, tu mūsų atleidimas Viešpatie, taip. Viešpatie, tu pažįsti Dieve širdis, Viešpatie atiduodame Dieve, Viešpatie kiekvieną galbūt Viešpatie, kas slegia kaltę ir nuodėmę Dieve. Dieve, siūsk Viešpatie malonę atgailai į mūsų gyvenimus, kada to reikia, kad mes nepamestumėm tavo kelių Dieve, būtumėm nuolankus Viešpatie ir vaikščiodam tavo keliais Dieve. Ačiū Viešpatie, tu nuostabus, tu mūsų viltis ir niekas kitas Viešpatie. Ir tai, ką tu pradėjai, tu pabaigsi Viešpatie. Savo laiku, savo dieną. Aleliuja, tu pabaigsi iki paskutinės dienos mūsų gyvenime. Dėkojame tikrai Dieve tau. Ir laiminu kiekvieną Viešpatie šitoj vietoj Dieve. Te tavo meilė prisiliečia, malonė Viešpatie ir te išėjus lydi Viešpatie ir o Dieve, te tiesiog pasiveja tavo palaiminimas ir artumas Dieve. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Amen.